Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien naujas video. Šiame video peržvelgsiu savo Trade Republic portfelį, plus apžvelgsiu mano automobilio taupimo eksperimentą, kaip jam sekasi. Portfelyje yra kelios naujienos, tai manau bus įdomus video, žiūrėkit iki galo, gal sužinos kažkokių tai įdomių dalykų. Tai va, tai kaip ir visada paprašysiu, jeigu patinka mano visos portfelio apžvalgas, paspauskit patinka mygtuką, palaikykit kanalą, užprenumeruokit, kas to nedarot, tai padės mano kanalui augti. Ačiū Jums už palaikymą. O dabar nieko nelaukiam ir einam iš karto į brokerį, einam į Trade Republic. Tai kaip matom, yra truputį pakeitimų. Pakeitimas toks, kad didesnė pinigų alokacija nukeliavo į Tesla. Tai kodėl dabar tą padariau? Tai kaip žinot, kas stebit rinką, praeitą savaitę turėjom gan stiprų kritimą. Tiek krito visas marketas, tiek Tesla, tiek Nvidia's akcija, bet Teslos tik gerokai buvo pakritimas, galim pasižiūrėti per mėnesį 26%, čia aišku viskas eurais atspindi, nes Trade Republic galima pirkti tik eurais, tikrai didelis buvo kritimas ir aš norėjau pasinaudoti progą ir nupirkti daugiau šitos akcijos, nes kaip žinote, aš ją labai mėgstu ir tikiu jos ilgalaikę perspektyvą, tai kaip matom, to pasekoj pardaviau dalį Nvidios ir nupirkau Teslos ir dabar turiu susimažinęs savo užpirkimo vidutinę kainą, kad šiuo metu yra 278 eurai mano užpirkimo kaina. Be abejo, portfelis yra pats iš savęs pakritęs, visas bendras yra, kaip matom, beveik 13 000. Aišku, čia reiktų atimti ir mūsų tą 1000 MicroStrategy akciją, nes jį yra skirta automobilio taupimui, tai realiai portfelis apie 12 000. Tai tikrai pakritęs, pačiam pike turėjau 14-15 tūkstančių, tai va, tai be abejo, čia nėra to atvaizdavimo minuso, nes pasivyčinant tarp akcijų, tie jūsų pelnai minusai nusinulina, kaip sakant, tai to tikrojo atvaizdavimo nėra, bet realiai pačiam pike buvau pasiekęs beveik 15 tūkstančių, kartu su Tesla ir Nvidia. Tai va, tai turiu realiai minusą beveik 3 tūkstančius, bet tikrai tikiu, kad viskas ataugs, atsigaus, tai tiesiog reikia laiko. O kaip matom, Nvidia dabar irgi beveik yra 6 000. Pardaviau dalį Nvidios akcijos ir dalį tų pinigų investavau, kaip sakiau, nupirkau Teslos ir dabar turim realiai 50-50 portfelį padalintą tarp Teslos ir Nvidios. Kaip esu minėjęs, Teslos tikrai žadu laikyti ilgesniam laikui, bent jau dalį tų akcijų, gal ne visas, o Nvidios norėčiau tuos pinigus padvigubinti ir juos tikėčiau padvigubinti iki 26 metų galo. Tai parašykite, ar realistiška mano idėja, tai realiai dabar yra, jeigu 6 000 portfelis, čia naujų pinigų neįnešant, norėčiau turėti apie 12 000 iki 26 metų galo. Tai tikrai dar turim laiko, beveik 2 metai, tai manau tikrai realistiška, kad iki šių metų galo tas pavyks, nelabai tikėčiaus, bet 26 metais tikrai manau tas įmanoma. Tai parašykit savo pamąstymus, savo idėjas, o Tesla irgi taip pat, manau, turėtų išeiti padvigubinti iki 26 metų galo dvigubai šitą mano poziciją. Tai matysim, kaip bus. Sekit portfelį, kas mėnesį darysiu atnaujinimus, peržiūrėsim viską ir pamatysim, kaip yra iš tikrųjų. Tai va, tai toks būtų portfelis, šitos 2 pozicijos, kaip žinot, šiandien daugiau nieko nepildau ir matysim, kaip seksis jį auginti, nieko neįdedant papildomų pinigų. O trečia pozicija, kaip žinot, yra MicroStrategy. Tai MicroStrategy mano yra automobilio taupimas. Irgi didelis kritimas per mėnesį. Tai kaip matom, turim 27% kritimas, bet be abejo to pasekoja, aš darau kas savaitinius užpirkimus po 25 eurus. Tai to pasekoja, aš išsividurkinu kainą ir šito kritimo dėka jau man kaina išėjo susimažinti iki 304 eurų savo užpirkimo. Nes šitais rinkos pakritimais aš galiu susimažinti kainą ir ateityje turėti potencialiai didesnį pelną. Tai va, tai kaip matom, yra nustatytas taupimo planas, bus įsivykdytas rytoj, bus užpirktas už 25 eurus, čia viskas tas pats. Kas savaitę yra užpirkimas vienodu momentu nustatytas, viskas patogu, nereikia nieko daryti. Tai va, šiai dienai kol kas yra tik 1000 eurų, bet dar turiu realiai 4-5 metus, sakykime, tarkim 4 iki sekančio automobilio, kad norėčiau pasikeisti. Tai gale video dar galėsim eiti skaičiuoklę, paskaičiuosim, nes gavau iš žiūrovo vieno komentarą, kad labai dedu
didelius procentus, reikėtų mažesnis procentus skaičiuoti tą gražą būsimą, tai eisim, paskaičiuosim su mažesne graža, pasižiūrėsim kokie skaičiai. Beje, priminsiu, kad tai yra mano jau antrasis automobilio taupymo eksperimentas, pirmąjį jau įvykdžiau. Tai kas nematėt, galite eiti video aprašymę su palikęs grojaraščius, viskas ten gražiai surūšiuota. Ten susiraskite grojaraštį su automobilio taupymo eksperimentais. Ir pirmam video esu parodęs netgi kokį automobilį nupirkau, už kiek sumokėjau ir kaip pavyko man tus pinigus padvigubinti. Tai tai čia yra mano antrasis taupymo eksperimentas. Primenu tiems, kas dar nematėt, kas gal nesenai pradėjo sekti kanalą, tai galite susirasti, pasižiūrėti. Kokios dar naujienos šitam portfeliu, tai eikim į palūkanas, galim peržvelgti palūkanas. Jūs yra priskaičiuotos už praeitą mėnesį, gavau €74 centus, galim eiti į pačias palūkanas. Kaip matom, iš viso esu gavęs €55 per visą laiką, kiek čia naudojusi šitą kortelę, šito brokerio. Šiuo metu yra palūkanos metinės 2,75%, jos pamažėjusios dėl Europos centrinio banko palūkanų mažinimo sistemos. Tai čia nieko nuostabaus. Beje, esu ne kartą sakęs, kad šitas brokeris leidžia uždirbti palūkanas iki 500 000 eurų padėta, beje, pinigai yra apdrausti šitam brokeriui 100 000 eurų draudimu, tai yra vokiškas brokeris, tai pas jį yra vokiški draudimai, plus kiekvieną mėnesį gaunat išmokas palūkanas. Tai ką dar gaunu, tai dėl ko aš ir naudojusi šitą Trade Republic kortelę, tai kaip matom, aš turiu padėjęs čia 1000 eurų visą laiką laikau iš finansinės pagalbės. Tas 1000 eurų man uždirba, kaip nekartą esu sakęs, palūkanas, plus visada turiu savo kortelį pinigų ir su jie visą laiką atsiskaitau parduotuvėse, pilu kūrą degalinėse ir visą laiką nuo savo išleistų pinigų gaunu 1% gražos, kas reiškia, aš jau esu gavęs, galim pasižiūrėti, 104 iš viso bendrai eurus gražos. Tai tikrai faina, nes tai realiai yra nemokami pinigai. Mes perkam parduotuvėje, išleidžiam pinigus, mes juos prarandam ar taip, o čia nuo kiekvieno pirkinio grįžta 1% gražos. Tai kaip matom, rytoj, nes kadangi filmuoju savaitgalį, rytoj bus pirmadienis, už praeitą mėnesį bus jau man nupirkta 8 eurai, investuoti į mano MicroStrategy akciją, tai praeitą mėnesį vadinasi išleidau 800 eurų ir nuo jų gavau 1% cashbacko. Tai faina, viskas puiku, tikrai esu išbandęs šitą kortelę ir užsieny ir kaip sakant, neturėjau jokių problemų, kiek per kur Lietuvoje ir kitur išvažiavęs, atsiskaitau parduotuvėse, nusiimu pinigus bankomatuose, piluosi kūrą savitarnos degalinėse, viskas veikia, niekada nėra kažkokių buvę problemų, tai tikrai esu patenkintas. Beje, jeigu norit jūs irgi gauti tą patį, netgi gal padėjus cashbacką, gal neinvestuoti, bet tiesiog darbinti savo pinigus, laikyti kaip indėlį ar naudoti šitą kortelę pačią už pirkinius parduotuvėse, tai galite pasinaudoti mano pakvietimo nuorodą, jinai yra palikta irgi video aprašyme, gausit nemokamą akcijų dovanų, įvykdę reikalavimus registracijos, tai kaip sakant, win-win situacija, tikrai nieko neperšu, tiesiog sakau, kad yra tokia galimybė, jeigu norite išbandyti ir planuojate išbandyti, atsidaryti ar kaip neturit, galite pasinaudoti mano nuorodą, tai paremsit mano kanalą, plus gausit jūs kažkokio tai bonuso. Tada eikim gal investicijų skaičiuoklę ir paskaičiuokim su tą vadinamą, kaip žiūrovas vienas minėjo, su realesne graža tuos pinigus, kokius išeis uždirbti. Tai tarkim, šiuo metu yra 1000 eurų, tai dėkim, kad 1000 eurų plus kiek mes mėnesį įnešam pinigų į tą automobilio taupymą, tai įnešu kiekvieną mėnesį po 100 eurų, bet vidutiniškai gaunu 10 eurų cashbacką, tai dėkim, kad įnešam iš viso 110 eurų, kad būtų sąžiningai. Ir dabar su procentais, manau, tikrai man neleidžia ranka dėti mažiau 12%, nes investuojant į tokią kompaniją kaip augančią, kaip MicroStrategy, plus jinai susieta su Bitcoinu, tai tikrai negaliu dėti mažiau negu pats Nasdaqas uždirba vidutiniškai metų iš metais. Tai dėdam 12%. Ir tikrai, manau, visi sutiksit, nesakys, kad per didelę gražą dedu. Ir dėkiam tada metų skaičius bus 4 metai, tai po visko gausim 8000 su trupučiu gražos. Tai, manau, tikrai realistiška graža, tikrai turėčiau tiek minimaliai per ateinančius 4 metus uždirbti, turėti šitam portfelį automobilio taupyme. Tada eikime į skaičiuotuvą dabar ir paskaičiuokim tada, kad, tarkim, turim 8000 po 4 metų savo portfelyje, kurie bus skirti automobilio pirkimui. Ir dabartinis automobilis, kadangi buvo pirktas už 13 000, tai vėlgi, sakyčiau, tikrai
nukris, gal nenukris per pusę, bet dėkim, tarkim, kad jisai kainuos 7 000, gerai, dėkim, tarkim, 6,5 tūkstančio per pusę kainą, kad nukris per 4 metus jo. Ir vis tiek turėsim, kad ir pačių blogiausią, sakyčiau, konservatyviausių scenarijum, turėsim 14,5 tūkstančių naujam automobilių pirkti. Tai va, tai visgi, netgi, sakyčiau, netgi ir blogiausiam scenarijui turėtų būti 4 metų išeiti vis tiek geresnis automobilis, negu dabar buvo nupirktas iš praeito eksperimento. Tai va, tai mano asmeniška nuomonė turėtų būti čia tikrai didesnė suma, bet tarkim, kad nepyktų žiūrovai, kad negaučiau kažkokios tai didelės kritikos, tiesiog skaičiuojam konservatyviai, plus jeigu išeis geriau, tai bus super. Aš asmeniškai manyčiau, kad turėtų būti tai suma didesnė, turėtų būti kažkur tai apie 20 000 eksperimento gale. Tai va, tai stebėkit, sekit, darysiu kiekvieną mėnesį apžvalgas. Man pačiam patinka stebėti šitą eksperimentą automobilio, kaip sekasi kiekvieną mėnesį. Ir kaip sakiau, dabar rinkos pakritusios, tai tų pakritimo metu išeina daugiau nupirkti pigesnių, kaip sakant, akcijų, pigesnių vienetų, ko pasekoje mes ateityje turėsim didesnį pelną. Tai va, tai šiam video tikriausiai būtų tiek. Viską papasakau, ką norėjau. Likit sveiki ir susitiksim kitose video.